Sveiki visi. Kurį laiką nesimatėm. Labai, kaip čia pasakyti, laikas užspaudė darbais ir visokiais kitais rūpesčiais. Tai archyvas, kaip sakoma, kadangi labai didelis, tai pabandysime tą archyvą truputėlį pamažinti. Jeigu gerai pamenu, tai paskutinis buvo multikas apie Kawasaki R6, kur variklis buvo kajuk. Tai aš labai tikėčiausi, kad mes tą dalyką ir pratęsime. Ir tuo tarpu teko pakeisti lokaciją. Labai netoli nuo senosios vietos, bet man atrodo, kad kur kas geriau. Tai turime man štai tokią dabar lokaciją su motociklais, truputėlį kitokių išdėstymų, žodžiu, kaip sakoma, yra viskas va čia, van štai taip pat. Dailesnės patalpos, bent jau mano akim žiūrint, reiškia, ir, ko gero, pats svarbiausias dalykas, nėra kolegos šiukšlyno. Tai labai džiugina. Tai, žodžiu, visai netoliese persikeliam, persikraustėm, labai ilgai užtruko persikraustyti reikėjo ir sienas pasidažyti, ir dar ne viskas, kaip sakoma, pabaigta, ne viskas savo vietose. Labai sudėtinga yra surasti įrankius, kadangi išdėstymas jau dabar yra biškai kitoks negu buvo prieš tai. Tai reikės laiko priprasti. Bet kaip sakoma, čia nėra labai didelė problema, tikrai galima prie šito viso reikalo anksčiau ir vėliau priprasti. Žodžiu. Į šitą dalyką labai stipriai gilintis nėra prasmės, ko gero, todėl sakyčiau, kad tęsime darbus prie Kawasaki R6. Tai nežinau, ką čia toliau iš tikrųjų daryti, blemba. Gal ko gero reikia surinkti tą vandens siurbliuką. Šitą visą reikalą turi visas tarpinėlės naujas, mechaninė šitą reiškia Mechanical Seal. Tarpinė, žodžiu, mechaninė. Tai ko gero reikia pradėti nuo šito dalyko. Taip, čia daug visokių komponentų, kur aš nežinau, kur kas eina ir nežinau, kaip čia kas susirenka. Žiūrėkit, nenusiema netgi, ne? Kodėl? Ai. Davai, biški čia dar čiučiu trūksta tik tai. Ant špilkutės laikosi. Nogė. Va. Taip, tai čia šitas dangtelis nieko ypatingo, tik tai dangtelis, jis daugiau jokios kitos funkcijos neatlieka. Aha, čia yra propeleris ir čia yra tai mechaninis sandarinimas. Čia yra kita dalis mechaninio sandarinimo. Kaip jis davai. Nenori išsiimti? Kodėl? Čia nieko nėra tokio, kas čia... Ai, guma čia yra. Gerai, reikia iškrapštyti, žodžiu, tą visą dalyką. Ir čia yra tas mechaninis sandariklis, jis yra kietas, anglinis. Carbon Seal vadinasi, kitaip tas dalykas. Čia yra tas sąlykas, kur aš nežinojau, kuris dedasi, bet blemba. Gerai, tai šitas įsideda. Čia kažkaip taip, turbūt. Jo, ir jis užeina ant to, blemba, gyvatė ant šito. Tiesiai iki pat galo daeina. Tai gerai, tai tada, kaip sakoma, nebaisu, nes toj vietoj ten su to yra viskas tvarkoj, reiškia neprarudė. Nors tiek gerai. Gerai, tai žodžiu, reikia valyti, plauti, reiškia pakeisti šitas visas gumas ir sudėti viską į vietą. Kito varianto šiuo metu aš nežinau. Valyti, išsipoliruoti kažkaip tai ir bandyti surinkti tada. Nežinau, kaip kitaip padaryti, reiškia, bet, sakykim, šitoj vietoj tai blogai, nesitikėjau, kad, taip blogai viskas atrodys, reiškia, kaip tenai.
Blemą, tik pradėti dirbti už kamerą, nu. Nu gerai, galima tęst. Pokalbį baigėsi. Tai toliau programoje galvytė. Galvytė. Ir blemba, aš jos neišsivalęs. Koks aš žioplys, nu. Kaip aš tikėjausi, kad jinai bus išvalyta, žinokit. Nu kažkaip labai netgi tikėjausi, kad bus išvalyta, išpoliruota. O pasirodo, aš turbūt tada patingėjau ją išsipoliruoti ir išsivalyti. Nu, aišku, sumoklius aš išsivaliau. Tai bent jau tiek gerai, kaip sakoma. Nu gerai, ką darysi, reikia išsivalyti. Nedaug čia, aišku, to valymo, nelabai čia ir pelėsis ir kerpėm užaugę viskas. Šiek tiek, tik tai paviršius. Nebaisu visiškai. Bet reikia vis tiek kažkaip nusivalyti anglį. Nu čionais, niekam jinai čionais nereikalinga. Ir paskui apversti į kitą pusę, pasireguliuoti vožtuvėlius. Taip, žvakutės reikia sukti. Kadangi prišiukšlinsiu aš labai sriegi. Visai nesinori man to reikalo. Neįtikėtinai gelbėjo avarinis šepetėlis. Biškį karpklinerio reiškia ir labai gerai čia viskas man išsivalo, netgi geriau negu šiaip galėčiau tikėtis, kad čia galėtų valytis. Reiškia, taip gerai paprastai nebūna. Kažkokia anomalija, sakykime taip. Nu, idealiai neprausim tikrai viso šito dalyko, nes nu, nėra tiesiog tikslo elementariai idealiai valyti čia tiek nedaug, kad užkūrus realiai visas tas dalykas išsikūrens, išsivalys, reiškia pats, kai jau viskas teisingai dirba. Nu, nieks nesako, kad čia iki tol teisingai nedirbo tas variklis, bet sakykim, nu va, gražu. Gražu žiūrėt. Dar biškį su oru. Tai šitas dalykas išsipūtė, dar lieka čia išvalyti šitos kanalus įsiurbimo. Dar norėtųsi biškį vat palyginti šitą vat, nu kaip palyginti, tai aš jau čia nepalyginsiu, tik tai vat vienodą paviršių tą padaryti, kad nebūtų reiškia vat, dar čia matosi angliukas, likutis nugramdyt, nes čia paviršius, kuris atsiremia kažkur tai. Ai ne, čia neatsiremia bendrai, čia jeigu anglis buvo, tai reiškia yra kompresinė dalis degimo kameros. Nu tai kadangi ardant, man proto užteko pasimatuoti vožtuvų tarpus iš anksto ir užsirašyti ant dėžutės. Tai šį kartą buvo labai paprasta juos padailinti iki tiek, kiek reikia, kadangi matuoti jau nebereikia, nereikia vėlienų sudėdinėti, žodžiu. Viskas labai gerai išėjo pagal planą, sakykim, šį kartą. Ir, paviršių parodyčiau, bet bijau pavarstyti. Nu va, žodžiu, čia irgi viskas labai švaru. Nu, sakykim, arti taip, kaip man norėtųsi, kad būtų. Tai dabar reikia šitą kažkaip tai tą variklį, nežinau. Gal reiktų kažkaip kitaip pasistatyti. Nu, ne gal, o reikia tikrai kitaip pasistatyti, reiškia, bet gal kaip nors taip. Visai nesinorėtų man jo nuridenti žemyn. Ai, tai jeigu taip, tai negerai. Nepatogu, reikia priešingą pusę. Šitaip. Tas daiktas biškį patogiau, negu kad buvo prieš tai. Kaip sakoma, tai reikia dabar sudėti, nu kas priklauso čionais. Keli varžteliai, tarpinėlė. Reikia vieną įdėti šitą daiktą dar. Jis va čia turi statyti, čia yra kreipiančioji.
kuri išcentruoja tą galvą, pavadinkime taip. Išcentruoja, kad jinai stovėtų toj vietoj, kur ir sugalvojo. Nu va. Dabar aš žiūriu, aš stumoklius gerai sudėjau, išmetimas toj pusėj. Aha, taškeliai ten, viskas tvarkoj. Progresas, tarpinė. Reikia tarpinės, galvos tarpinė. Galvos tarpinė va. Nuliova, Kawasakio, Genuine. Uždėti. Naujas šaibos po varžtais ir varžtų komplektėlis kažkur tai va čia. Arba va, varžtų komplektėlis, irgi pagal instrukciją. Patirliuoti tepaliukų, šaibas tepaliukų, nu, molibdėnų aš va tokį tepų, reiškia, jis čia, kaip sakoma, su molibdėnų pasta. Skiesta, reiškia, čia, nežinau, 10% gal tepalo. Nu, žodžiu, jisai tinkamas šitam dalykui, reiškia, surinkinėti. Nu, ir tie varžtai, kad va, to šaibos neužstriktų, reiškia, už to viso dalyko, reiškia, susideda, susispaudžia. Prisispaudžia ir cilindrai čia, ir čia tas varžtas prisispaudžia. Nu, ir tada jau galima surinkinėti velenus, sudėti. Prasivalyti reikės, velenai. Nu, velenai. Velenai gražus, labai gražus velenai. Grandinė, grandinės tempėjas. Grandinės slidžių varžtelis vienas, o kitas yra tiesiog įsistatantis. Termostatą reikia dar uždėti ir velenų laikikliai. Šitas daiktas. Žvaigždutė alkūninio veleno padėties davikliui. Starteris. O visos kitos detalės, žinau kur, reikia ieškoti. Kažkur aš jas esu pasidėjęs. Gal šiaip aišku pas mane čia tos vietos nedaug yra kur pasidėti, aš įtariu, kad bus čia nais. Jo, išmetimas vagulė, tai bus ir visa kita tenais. Nu gerai, tai žodžiu, oi, aš jau surinkinėjau, dedu variklį į motorą. Variklį į motociklą, reiškia, čia dar tuščiagi. Tepalas siurblys ir greičių dėžė. Sankabą reikia. Nu vat, brangieji, viskas susidėjo. Alkūninis velenas prasisuka. Nu kaip ir, taip kaip norėtųsi, kad būtų. O aš tavai priešinasi, bet nu žodžiu, sukas. Pataikiau, viskas, reiškia, gražiai susieina, reiškia, jeigu taip jau, kaip čia dabar jį pastatyti. Nu gerai, prasisukim, pažiūrėkim, mėtkės. Taip, at kažkaip tai, taip turi būti. Nope, neteisingai. Taip turi būti, o taip. Taip. Mėtkės, reiškia, vienas T brūkšniukas turi susijęti su karteriu, tai šitas dalykas įvyksta. Ir šitie brūkšniukai turi būti ties kraštais. Nu, jie čia pajuodinti, biškiai tai turėtų matytis. Gal ir nesimato. Nu, tebūnė, reiškia, žodžiu. Abu vienodai. Tai, nu, kaip sakoma, net variklio grandinės nekeitėm, reiškia, nu, ilgis jos geras, reiškia, neišsitempus. Tai norėtųsi tikėti, kad taip kaip sakė, kad tas motociklas buvo mažai pravažiavęs iki nutikimo, iš kurio buvo išimtas variklis. Tai taip ir yra. Nu ir, aišku, vienas ir tas dalykas jau rodo vien tai, kad jau grandinė neišsitempus, tai ir tai jau yra labai labai gerai. Tai žodžiu, dar biškį progreso. Dabar reikės lyst į dėžę. Į greičių dėžę. Nu ką, tai paskutinis praktiškai patiepimas. Dėžė susidėjo, bėgiai jungiasi, nu, žodžiu, viskas susirinko. Ta dėžė, kaip sakoma, jeigu ne visai čia parodžiau, kaip susideda, reiškia, tai galit pasižiūrėti kitą video, kur aš būtent tokio motociklo, tokio variklio, gal dėžę aš ir remontavau. Tai pabandysiu palikti aš jums, reiškia, špargalkę viršui. Galit pasižiūrėti, jeigu įdomu. O iš esmės, reiškia, vat,
Dabar paskutinis patepimas, reiškia reikia dėti termostatą. Taip, šitas liktai viršui turi būti. Taip, aš jo taip neįdėsiu, taip. Burbuliukas viršui. Skylutė. Turime naują tarpinėlę. Daug dievė, kad nepradėtų leisti. Va, kokia faina. Nuliova tarpinėlė ir dangtelis. Dangtelis, tarpinėlė. Va, kaip gražu. Užsideda. Man štai taip, mat. Nu, čia iš esmės paprasta viskas, kaip sakoma. Nieko sudėtingo nėra su tuo termostatu, bet svarbiausia yra įdėti ir nepamiršti. Nu, va, sakau, nieko sudėtingo, va, štai suk nesugebu. Gerai, tarpinė stovi gerai. Kur dabar mano įrankis išimti? Neišimti, o prisukti. Čia taupant laiką, kaip sakoma, pradžia prisukimo įvyksta su drėlė, nereikia rankom sukinėti. Stengiuosi visur, kur įmanoma, dabaigti tiek, kiek prašo Kawasakis, kad, žinot, kad man pačiam nekiltų durnų minčių kažkokių, tai reiškia, kad galėjau kažko tai nedasukti, reiškia, nedadėt, reiškia, ten tų newtoninių metrų kiek reikia. Nu va, tai dabar aš jau, kaip sakoma, esu, nu, nežinau, patenkintas, laimingas, reiškia, ir visa kita, žvakės įsukau kažkokias, tai reiškia, nu, plius minus viskas susidėjo. Labai norėtųsi tikėti, kad susidėjo dar ir priedo viskas, nu, plius minus teisingai. Ir tikiuosi, kad aš nieko nepamiršau. Reikia dar, blema, šitą daiktą tiesą vieną dalyką pasižiūrėti ant seno alkūninio. Man kažkaip tai toks įtarimas kilęs buvo, kad trūko detalių prie to naujojo. Ne, detalių prie naujojo netrūko, viskas čia gerai. Viskas čia gerai. Nu, gerai, tai gerai, kaip sakoma, reiškia, dar vat galima vieną žvilgsnį į alkūninį padaryti su grioveliais, kur pirštai kabinasi. Tačiau su šito mes nieko nepadarysim, čia jau visiškai išmalta viskas absoliučiai, kas tik tai įmanoma. Nu gerai, žodžiu, reiškia, taip, toliau žingsniai kokie. Labai norėčiau surinkti sankabą, vat kur čia vat yra, bet negaliu to dalyko padaryti, kadangi motociklas yra neuždėtas ant, neveikia šiandien smegenys, kažkaip tai variklis yra neįdėtas į rėmą. Tai reikia pirmą įdėti į rėmą variklį, o tada jau bus galima, reiškia, surinkti tą vadinamą, reiškia, nu, visą kitą, kas priklauso. Kodėl taip yra, aš dabar atsakyti negaliu. O gal sudėt? Nu ir tada variklis bus uždarytas, reikės tik tai atnešti visą šitą reikalą į vietą. Nu tai žodžiu, iš to, gal ir sudėt reikia, iš to naujojo, tai sankabos krepšelis šitas neblogas visai, o šitas daiktas, reiškia, nu toks padėvėtas. Tai pasižiūrėsim, du variantai yra, iš ko galima sudėti visą tą dalyką. Diskai, tarpdiskiai irgi labai geri, iš to, nu, naujojo naudotojo, reiškia, kur donoro, kaip sakoma. Tai pabandysim kažką tai iš viso šito komplekto surinkti, sudėti. Nors, nu, diskai, aišku, vizualiai atrodo biškį padeginti, bet... Sankaba, reikia dar pažiūrėti, kaip senoji sankaba atrodo. Nu ir ką tu galvoji savo, kaip sakoma, pradėjau dabar žiūriu, kad va čia praplovau tą krepšelį, kuris, nu, iš to naujojo naudotojo variklio. Tai čia tikrai matosi duobės ir visa kita, bet pasiemu tą, kuris buvo šitą motociklą įdėtas ir vidinis krepšelis čia labai geros būklės. Čiut padailinti tik tai ir viskas ir, kaip sakoma, galima vėl toliau jį naudoti. Tai mes jį ir panaudosim, šitas daiktas eina į šiukšlių dėžę. O šitas daiktas iš senojo variklio, maža to, kad barška, nu barška tai gal ne taip baisu reiškia, bet grioviai čia nais tai
kaip krateriai, kaip sakoma, reiškia tragiškai dideli. Tuo tarpu anas yra gerokai geresnės būklės. Ta prasme, net nepalyginamai. Jeigu čia tik tai, kaip sakoma, paviršius pablizgintas, gal keliose vietose yra tokie grioveliai matosi, tai čia mes šitą naudosim. Ir čia spiroklės nebarška. Tai turėtų viskas būti gerai. Nu, šitas dangtelis, ne dangtelis, tas vadinamas pressure plate, pasitrynęs šiek tiek, bet dar nėra tragiškai, reiškia, blogas. Nu, tai panašu, kad komplektas susidarė vienas, kurį galima naudoti. Ir, nu, kaip čia pasakyti, iš dviejų vienas variantas tikrai išeis, o šitą daiktą nežinau. Gal man jį dabar ir sudėti, reiškia, ir tada viskas, nesuku galvos, variklis jau uždarytas. Ir tada tik įkabinti vietą, reiškia, ir galima naudoti kažkaip tai. Gal taip ir reikia padaryti. Nu, brangiai, atrodo, nori kaip geriau, o išeina kaip visada. Pradėjau žiūrėti, galvojau, greičiau čia susisuksiu, reiškia, ir va čia tas, kuris krepšelis, dantis tie geresni, visi yra problema, va čia. Nežinau, matosi jums tarpelis? Va. Koks yra tarpelis tarp... Laukit, kaip man čia padaryti dabar? Va, tarpelis tarp kraštų. Nežinau, ar matosi, bet tarkim. O čia to tarpelio nėra. Dėl to, kad čia yra lygų. Čia išdylęs yra griovys nuo sankamos. Negerai, man toks variantas netinka, aš jo panaudoti negaliu. Ir reikės padaryti visgi, reiškia, iš šito daikto naudojamą daiktą. O tai, kaip sakoma, ne pirmą kartą tokia nesąmonė atsitinka. O nesąmonė, tai aš turiu minti, kad darbo staiga padaugėjo, negu kad prieš 15 minučių buvo planuota. Taip kad nereikia nukabinti nosies ir pulti nevilti, reikia imti ir dirbti. Ajajaj. Gerai, tai gal tada... Ne, šitas geras, viskas tvarkoja, nesudilęs. Nu tai žodžiu, reikia paruošti sankabą ir surinkti visą tą dalyką atgal čia nais. Nu, anksčiau ir vėliau tas dalykas, aišku, tikrai įvyks. Nu va, 3,5 valandos ir viskas gatava, išpoliruota pagal galimybės, kiek šitas krepšelis leidosi. Iš tikrųjų tai atrodė, kad jo geresnė būklė, o iš tikrųjų, reiškia, buvo kur kas prastesnė negu atrodo. Kai pradėjau daryti, tai galvojau, į ką aš čia įsivėliau. Nu, bet, kaip sakoma, šito biškis spiroklės geresnis, tai padariau šitą krepšelį. Čia yra tepalo siurblio žvaigždė, tepalo siurblio grandinė. Tai šitas daiktas užsideda prieš surenkant viską, kad paskui galima būtų uždėti, reiškia, nu, žvaigždę ant grandinės ir grandinė jau savo ruoštų ant pačio tepalo siurblio. Nu, varžtelis ant klijų, aišku, 10 Nm, kairinis riegis, tai jeigu kas patys ardot, tai turėkit minty, nes varžtelis yra labai minkštas ir jeigu persistengsi, tai bus tik tai pokšt, reiškia, ir viskas iš naujo prasideda. Tai va, tai žodžiu, ką mums čia reikia? Mums čia reikia dar dabar sudėti visą tą dalyką kažkokiu tai būdu. Šitas visas komplektėlis eina čia nais. Dar reikia kažko prasiplauti viską nuo smėlio, nes čia aš taip, kaip čia sakykim, nelabai prižiūrint viską buvau sudėjęs, reiškia, maišelį vieną su smėlėtom detalėm, bet, nu, kaip sakoma, ką darysi, nebaisu mums šitas prasiplovimas visiškai. Taip, tai, žodžiu, reikia kažką daryti. Sankabos diskai. Nu, diskai čia tarpdiskiai. Nu, toks. Nelabai koks. Šitas dar visai nieko, bet va čia paraižytas. Šitas perkaitintas. Kol buvo tepaloti, blem atrodė geresni. Šitas perkaitintas dviejose vietose. Tikėtina kreivas. Yra dėmė. Kreivas. Nu ne, kreivas, perkaitintas, reiškia, ne? Nu, dar galima galbūt panaudoti. Šitas irgi turi dėmę, reiškia, tikėtina irgi kreivas. Nu, o kiti šitie diskai, kurie... Kitas komplektas, reiškia, kuris, nu, tas, vat, kur blogas, tipo. Diskas šitam visiškai kajuk, matosi blizgančių vietų, reiškia, ir praktiškai galima išmesti.
Šitas daiktas nieko negeresnis. Irgi suraižytas, visas nusipoliravęs, reiškia, iki blizgančio paviršiaus. Šitas matosi perkaitintas dviejose vietose. Šitas matosi lygiai taip pat perkaitintas dviejose vietose. Šitas visiškai suraižytas, nelygus, reiškia, ir nusipoliravęs ir perkaitintas, o šitas perkaitintas. Tai ko gero sankabos aš panašu, kad dabar aš nesurinkinėju. Naudos iš to mažai, jeigu turiu tik 3 diskus, o reikia 6. Tai diskus, reiškia, mes, nežinau, gal aišku, galima ir kažką sugalvoti. Taigi man štai taip pat netikėtai ir atėjo šitos dalies pabaiga. Šį kartą tiek, brangiai, pratęsim kitą kartą.